Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl jiems kalbėjo: Aš pasitrauksiu, o jūs ieškosite manęs ir numirsite savo nuodėmėje. Kur aš einu, jūs negalite nueiti. Tada žydai ėmė klausinėti: Nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako, kur aš einu, jūs negalite nueiti? Jėzus atsakė: Jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės. Jūs iš šio pasaulio, o aš ne iš šio pasaulio. Dėl to aš jums sakiau, kad jūs numirsite savo nuodėmėse. Tikrai, jeigu jūs netikėsite, kad aš esu, jūs numirsite savo nuodėmėse. Tuomet jie paklausė: Kasgi tu toks esi? Jėzus atsakė: Kaip tik tas, ką aš jums sakau. Daugel turėčiau apie jūs kalbėti ir smerkti, bet tiesa kalbės yra mano siuntėjas ir aš skelbiau pasauliui, ką iš jo girdėjau. Tačiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems apie tėvą. O Jėzus tęsė: Kai žmogaus sūnų busite aukštin iškėlę, suprasite, kad aš esu. Ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane tėvas išmokė. Mano siuntėjas yra su manimi, jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka. Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo į. Tai viešpaties žodis. Jeigu netikėsite, kad aš esu, mirsite savo nuodėmėse, sako Kristus. Jis yra. Jis yra mano kasdienybėje, jis yra mano širdį. Jis mane gelbsti. Kasdien mane formuoja ir perkeičia į Dievo vaiką. Jis yra sunkumuose, nesėkmėse kovoje, jis yra. Tačiau jei tuo netikėsiu, pražūsiu. Pražūsiu, nes žiūrėsiu tik į save. Pražūsiu, nes tikėsiu melagingu aš. Tai nėra Dievo bausmė, tai yra tikrovė, mano pasirinkimo pasiekmė. Atsitolindamas nuo gyvenimo šaltinio, pats atsiskiriu nuo amžinybės. Negalima nieko priversti tikėti, tai neįmanoma. Tikėjimas negimsta iš prievartos. Tikėjimas gimsta iš susitikimo su tėvu. Pažvelkite, Kristus nuolat kalba apie tėvą. Kalba apie tą, kuris norėjo atsiskleisti pasauliui per savo sūnų. Kai būsite iškėlę žmogaus sūnų, sako Jėzus, tada pažinsite, kad aš esu. Ir kad nieko nedarau iš savęs, bet kalbu tai, ko mane išmokė tėvas, sako jisai. Jėzaus kryžius yra galutinis Dievo žodis pasauliui. Tai ne pasmerkimo žodis, tai yra meilės ir išgelbėjimo žodis. Dievas neateina bausti, jis ateina gelbėti. Tikėjimas gimsta tada, kai žmogus sutinka tėvo žvilgsnį, kupina meilės, švelnumo ir atleidimo. Tikėti tai ne tik manyti, kad Dievas yra, nes vien žinojimo apie jį, apie jo egzistavimą nepakanka, reikia jį sutikti, patirti jį maldoje, sakramentuose, jo žodyje. Tikėjimas tai ne vienkartinis įvykis, tai nuolatinis gyvenimo semimasis iš Dievo. Tikėjimas tai kasdienis taip meiliai, kuri mane sukūrė ir veda. Gražios jums dienos.
iš pelenų į gyvenimą.